Statybose darbų tempas ir laikas yra labai svarbus, o kai šiais laikais daug ką skaičiuojame kvadratiniais metrais, papildoma erdvė tampa vertybė. Net kai kalbame apie kelis centimetrus, žiūrėk, vietoj tradicinio 12 cm sprendimo tą patį rezultatą pasieksi panaudodamas 8 cm sprendinį. Čia 4 cm, ten 4 ir viskas, kaip sakoma, į pliusą. Tai apie kągi mes čia kalbame? Tai analogų Lietuvoje neturinti fenolio plokštė, kuri yra kitokia nei ją siūlo konkurentai. Pagrindinis šios plokštės išskirtinumas yra tas, kad ji yra dengta po 3 mm pilko EPS sluoksnio iš kiekvienos pusės. Ką tai duoda? Pirmiausia, dirbant su šia plokšte mes ją galime apdoroti lygiai taip pat kaip paprastą EPS plokštę. Antras labai svarbus dalykas, kad šiai plokštai užklijuoti ir užarmuoti nėra reikalingi specialūs, nėra reikalingi brangus mišiniai. Jas galime klijuoti ir armuoti naudojant įprastus baumant mišinius, kai tai daroma su EPS plokštėmis. Taip pat jos pasižymi itin dideliu matmenų tikslumu, mažu susitraukimu, kas neleidžia susidaryti siūlėms, kai jos yra sujungiamos. Taip pat verta paminėti, kad šios plokštės turi visus reikiamus dokumentus, turi Europos techninį įvertinimą, kas yra labai svarbu objektams, kuriems dokumentacija yra labai svarbi ir būtina. Baumit Starterm Resolution plokštės įrengiant tinkuojamą fasadą. Tai vis populiarėjanti šilumos izoliacija skirta tiek renovacijai, tiek naujai statybai. Ji skirta norint išlaikyti kaip įmanoma didesnį naudingą plotą ir sumažinti fasadų storį. Dažnai tenka bendrauti su statybų vadovais, kurie nuolat ir kiekvieną dieną dirba su projektais ir jie lygiai taip pat kaip ir mes pastebi, kad šių plokščių yra projektuojama vis daugiau. Kaip pavyzdys, renovuojamų daugiabučių balkonai. Dažniausiai balkonų vidus yra įrengiamas naudojant tinkuojamą sistemą, o naudojant įprastą EPS plokštę, jie stipriai sumažėja, o naudojant šias fenolio plokštės būtų reikalingas praktiškai perpus mažesnis storis ir išgaunamas tas pats šilumos izoliacijos efektas. Inovatyvų gaminį jau įvertino ir jį naudojantys meistrai ir renovacijos ar kitų panašių procesų inžinieriai. Viskas būtų dar geriau, tačiau dar neseniai tokių gaminių laukimo terminas tapdavo pagrindiniu trūkumu. Greitis statybose ir projektų gyvendinimuose yra labai svarbus aspektas šiandieniniam gyvenime. Ir labai mes džiaugiamės bendradarbiaudami su Baumitu. Tas bendradarbiavimas jau tęsiasi ilgus metus, nuveikėm labai gražių darbų ir džiaugiamės tuo rezultatu, kurį mes turime šiandien. Todėl mes ir nusprendėm, žinom, kadangi inovacijos labai yra svarbios šiuolaikiniam gyvenimui ir žinom, kad Baumitas irgi juda inovacijų link ir todėl sutikome pirmieji būti Lietuvoje, kurie sandėliuojasi Baumit Starterm Resolution plokštes ir pateikti greitai mūsų klientam šitą produktą iš savo sandėlio. Pajūrio regione puikiai žinoma įmonė gali pasiūlyti ne tik šiuolaikiškas didesniam ar mažesniam objektui reikalingas medžiagas. Labai džiaugiuosi, kad turim mes stiprią komandą pas save prekybos centre Gulbė ir kur gali tikrai padėti parinkti atspalvius, ne tik atspalvius, bet ir, sakykime, produktus, kurie labiausiai tiktų jo interjere. Turime tonavimo centrą. Ten galime irgi iš begalės spalvų parinkti tinkamiausią pagal jo konceptą įsivaizdavimą spalvą jų namam, kuri dėrėtų tikrai labiausiai. Šiuolaikiniai, aišku, klientai, ką galėčiau pasakyti, labai įnoringi. Ir kiekvienas individualus ir skirtingas. Ir mes bandom surasti prieėjimą prie kiekvieno kliento, prie jų įnorių prisitaikyti ir padėti suspręsti jam patį geriausią konceptą. Nuolat mes dalyvaujam kiekvienais metais įvairiose pasaulinio lygio parodose ir iš ten parsivežam naujienas, kurias pristatom savo klientam. Ypatingas dėmesys skiriamas yra asmeniniam klientų aptarnavimui. Atvykus klientui stengiamės išsiaiškinti jų poreikius ir pasiūlyti jiems tinkamiausią produktą. Tad jeigu esate iš tų, kurie nori inovatyvaus ir erdvės nesumažinančio sprendimo, pasitarkite su specialistais. Gal toks sprendinys būtų tikrai tinkamas jūsų objekte, statant, remontuojant ar renovuojant.